Sveiki, 27 pamoka, aš tokio gero nuotaikoj, asmeninis gyvenimas. Bet vat jūs būsit nusiminę, nes dabar viena iš objektų pamokų, kuri yra žiauriai sunkiai. Mes darysim apskaičiavimus, funkcijų apskaičiavimus ir tą funkciją priskirsim prie mūsų objektų. Sugalvoju tokį dalyką, skaičiuosim, kiek liko gyventi. Taigi, įsijungiam savo Sublime tekstą, jeigu tokį naudojat, ir iškart į headą ir kūrėmės mūsų pirmąjį funkciją, tiksliau funkcijos bloką, kurį mes jau mokėmės užpraeitoje pamokoje. Pavadinkim, tebūnie taip kraupiai. Mirtis. Ne mirtis, sakykim, žmonės geriau. Anakart naudojam asmo, dabar tebūnie žmonės. Vėlgi bus vardas tebūnie ir amžius. Gerai, susikursiu aš apie save, tebūnie pažiūrėsim, kaip čia gausis. Taigi, kaip jau žinote, reikia vardas prisiskirti kažkokį kintamai, tebūnie tai bus vardas. Ir amžius, tebūnie būna amžius. Na štai, turime susikūrę savo funkcijos bloką, pavadinimu žmonės. Dabar susikursime kitą funkciją. Joje atliksime veiksmą, kažkokį tai matematinį veiksmą. Tai reiškia, kad mes skaičiuosim, kiek liko gyventi. Man, kad aš tik neprisišnekėčiau su šitą pamoką. Bet tai yra pamoka ir tikiuosi dievulis manęs nesiklauso, jam programavimas turbūt neįdomus. Taigi, function ir kaip čia pavadinti, leiskim, liko gyventi gal, arba ne, mirtis, tebūnie mirtis. Norėjau ten pavadinti, bet pavadinsim čia. Taip, mirtis. Čia jokių navarotų nerašysim tos kliustelius. Ir visas įdomumas prasidės čia. Bet nors ne, teisingai, čia rašysim. Tai va, ką mums dabar reikia pasirašyti? Mums dabar reikia pasirašyti taip. Var, variable. Ir pasirašyti tokį dalyką kaip apskaičiavimas. Tai čia rašykime liko gyventi. Liko gyventi ir, mums reikia pasirinkti, kiek žmonės paprastai gyvena. Tebūnie, aš sakyčiau, žmonės gyvena 100 metų visi, ar ne? Ir mes paskaičiuosime, kiek man liko gyventi. Taigi pasirašom skaičiuką, minus, tai yra kiek atimsim, tai yra mano amžių, o mano amžius koks yra, mano amžius bus this amžius, tai yra atimsim būtent iš šito. O tai reiškia, ką mes čia įvesim, tai bus aišku šitas ir kas čia bus, automatiškai tai taps ir šituo. Ir mes atimsim iš 100 ir žinoma, kad kai mes darom kažkokį tai matematinį veiksmą, mums reikia, kad tą veiksmą grąžintų. Tai mes pasieksime žodeliu return ir return mes pasirašysim liko gyventi. Aš dabar galvoju ilgoji ar į trumpoji. Na, bet velniai nematė, koks skirtumas. Štai taip. Gerai, mes turim dvi funkcijas. Įsisaugojame, mes žinoma, nieko nepamatysim, nes body skiltė nieko dar nepasirašėm. Bet viskas to dar ir nesibaigia. Mes, bet kokiu atveju rašydami, tarkim, document write, mes turim dvi ypatybės, vardą ir amžių, bet mes neturime to dalyko, kuris parodo, kiek liko gyventi. Būtent, mums reikia jį ir susikurti. Ir kaip mums jį pavadinti, mes jį galim pavadinti, o dieve, kas ten man fone neduoda ramybės. Taigi rašome this. Taškas ir čia kažkokį tai vėl susigalvokime, kuri ypatybė mums parodys, kiek liko gyventi. Kadangi mes jau turim pasivadinę liko gyventi, gal aš paskubėjau, tai tebūnie pasivadinkime liko iki
mirties. Na, tai buvo ne taip. Ir jam turim prisiskirti būtent funkciją mirtis. Kodėl? Todėl, kad mes šitą visą veiksmą atliekame pačioje funkcijoje, jinai yra uždara. Ir būtent mirtis atstoja, tarsi funkcijos pavadinimas mirtis atstoja visą šitą veiksmą. Ir būtent mes negalim funkcijos užrašyti čionais, todėl, kad tiesiog nepriskirsim jokio objekto. Neprisiskirs objektas. Todėl būtent į funkcijos bloką pasirašom naują ypatybę, kurią mes ir naudosime. Gerai, susikurkime objektą dabar. Tai būtų Eligijus ir dedame lygų ir žinoma new, tai reiškia, kad tai bus naujas objektas. Žinoma, mums reikia kažkurį bloką prisiskirti. Tai kur mūsų ypatybės? Kaip mano, žinoma, kad šitam blokė. Taigi new žmonės ir dabar galim pasirašyti mano duomenis, nes objektas Eligijus. Taigi, ką mes čia pasirašom? O mes pasirašom būtent šitas ypatybės. Na štai, kadangi mes jau viską turim susivedę į mūsų headą, daugiau nieko vest nebereikės, vis tiek mes nieko nematysim, vien todėl, kad mes to nepadarėm. Rašome document write. Na ir žinoma, įsirašom mūsų objektą, tai yra Eligijus, ir kurią mes ypatybę norim pažiūrėti. Jeigu mes įrašysim vardas, mes matysim mano vardą. Jeigu įsirašysim amžius, matysim amžių. Jeigu įsirašysim liko iki mirties, reiškia mes matysim, kiek man liko gyventi. Taigi, įsisaugom. Na ir ką man parodys mano mirties likimo laikrodis. Gerai, kažkur padariau kažkokią klaidą. Reikia peržvelgti viską. Dabar atkreipkite dėmesį, kad šį čia, kaip be būtų keista, reikia būtent dviejų skliaustelių, kurių nereikia kitur, tai reiškia mirtis jokiais būdais negali būti. Šį čia irgi, nors atrodo tas pats daiktas, bet jis negali būti skliaustelis, o jau išvedinėjant mums reikia skliaustelių. Kodėl pasakiau, kad čia nereikia, nes, kaip matote, funkcija yra su skliausteliais pavadinimas, o čia mums skliaustelių nereikia, nes kaip ir visi kiti kintamieji yra be skliaustelių. Taigi, taip pat metodas negali būti su skliausteliu. O čia jau, kai išvedinėsim, tada skliaustelis turi būti. Na ir pagal idėją turėtume matyti, kiek man liko gyventi. Taigi, aš turiu dar 72 metus. Normaliai, dar spėsiu daug ką nuveikti. Gerai, dar truputėlį paaiškinsiu iš naujo. Mes susikuriame savo funkcijos bloką su dviem metodais, vardas amžius, ir taip pat juos pasirašome. Mes susikuriame funkciją, kuri apskaičiuos, kiek liko gyventi. Tai yra susikuriame kintamai, kuris reikš būtent iš tos normos atėmus mano amžių, objekto amžių, kurį mes vėliau susikuriam tą objektą. Ir grąžiname būtent tai, ką mes norime pamatyti. Ir kad tai, ką mes norime pamatytumėm realiai, mums reikia šitą funkciją panaudoti. Šitą funkciją panaudojame mes būtent priskirdami ją mūsų trečiajam atributui, norėjau pasakyti, mūsų trečiajai ypatybei. Ir galiausiai mes susikuriam savo objektą, pasirašom viską, priskiriam jai kas tinkama ir galiausiai iššaukiam būtent objektą norimą ir norimą kažkokią tai ypatybę. Lygiai taip pat galime su kažkuo kitu pabandyti, bet esmę turbūt pagavote. Ir jeigu susiglūminote ir susimaišėte, iš tikrųjų tai nėra lengva, nes labai daug skirtingų atributų, pavadinimų. Čia liko iki mirties, liko gyventi, žmonės, žodžiu, jeigu nelabai supratote, prašau dar kartą peržiūrėkite šitą pamoką, jeigu reikės ir dar kartą, nes tai yra tikrai labai svarbu, kad žinotumėt, kaip įdėti kažkokį tai funkcijos skaičiavimą, matematinį veiksmą į mūsų funkcijos bloką, kuriame yra atributai, kas mes tais atributais, kuriame yra jų ypatybės, kurias mes priskirsime kažkokiam objektui ir mes po to panaudosime. Tai va, gerai, dabar galim eiti prie atsakymų į jūsų klausimus. Taigi, šiandien turiu tik vieną klausimą, bet iš dviejų žmonių.
Pabandysiu jį atsakyti. Pirmas, aišku, paklausė Karolis, sveikas Eligijau, norėčiau paklausti, kokias pamokas planuoju kurti po JavaScript'o. Ir tada po kažkiek laiko gavau iš Redo klausimą. Ačiū už pamokas, gal galėčiau paklausti, kokios pamokos bus sekančiame sezone. Aš labai daug galvojau, iš tikro, mano planuose buvo HTML5 ir CSS3. Tačiau aš žiūrėjau į tai, kas vyko, jūsų pageidavimus, labai daug jūsų prašė C++ padaryti pamokas, tačiau tai yra viena didžiausių, plačiausių pamokų programavimo ir, tai užtruktų tikrai labai ilgai. Ir žinau, kad daugelis iš jūsų, tie, kurie žiūrite mano pamokas, laikys egzaminą, būtent informatikos egzaminą, ir ten taip pat yra C++ ir dėl to greičiausiai norite, kad aš pamokyčiau, kad paruošiau egzaminui. Aš ilgai galvojau apie tai ir taip svarčiau, ir anaip svarčiau, ir visgi nusprendžiau, kaip bebūtų gaila, C++ atidėti dar. Bet, kol egzaminą yra mūsų Free Pascalis, būtent tas mano pats pirmas sezonas, kurį mokiau, bet aš ten mokiau tik tai basic, tos pačius pagrindinius dalykus. Dabar aš su jumis kitame sezone po JavaScript'o atlikinėsiu būtent užduotis. Pasimsiu iš vadovėlių, pasimsiu iš interneto, nesvarbu iš kur kažkokias užduotis, nes pas jūs netgi klausimuose buvo, kaip ten atlikti tokį ir tokį. Jeigu atsimenat, ten kelias pamokas atgal žmogus manęs klausė, tačiau aš neįskaičiau būtent tos sąlygos, nes ten lietuvių kalba susimalus buvo raidės ir, tiesiog negaliu žmogų padėti. Taigi, nusprendžiau kitame sezone apsiimti vėl Free Pascaliu, grįžti laiko mašina atgal į praeitį ir nebemokyti jo, o tiesiog atlikinėti su jumis kartu užduotis, ir galbūt kažką naujo parodyti dar, ko aš ten nerodžiau. Taigi, būtent atsakau į Karolio, Redo ir visų jūsų klausimą, kurie galbūt nespėjo dar paklausti, ką aš mokysiu sekančiame sezone. Būtent tai bus Free Pascalis ir pamokos. Ne kaip programuoti Free Pascaliu, bet kaip atlikti tam tikrus uždavinius. Pasiimsiu 9, 10, 11, 12 klasės uždavinius ir pradėsim nuo lengvesnių iki tikrai subtilių ir sunkių uždavinių. Ir aš manau, kad mano pamokos tikrai jums padės pasiruošti egzaminui ir jūs tikrai galėsite imti ir išlaikyti. Dėl rūbų nekreipkite dėmesio, pamiršau iškart pradžioj pasakyti, nes kai pas tėvus atvažiuoja, tai išskalbia viską ir tenka dėvėti tai, ką jie turi spintoje. Iki.